jaučiatės naujai išrinktų pirmininkų? Jaučiuosi labai nuostabiai, nes irgi yra galimybės padėti jaunimui, padėti jiems save realizuoti. Vėlgi, kaip minėjau, mes laimėjome Šilutės jaunimo reikalų tarybos projektą, irgi pradėsime įgyvendinti. Štai yra kupinas energijos, truputėlį jauduliukas, bet viskas bus gerai. Mes gyvuosime, mes auksime, kopsime į priekį, būsime patys stipriausi, patys didžiausi. Toliau bendradarbiausime su jūsų laida. Ką galėtumėte palinkėti naujajam pirmininkui? Ryžto, darbo ir sėkmės. Iš tikrųjų, tų dalykų tikrai labai reikės. Ryžto tam, kad nesustotum vidury kelio, daug nueita, suformuota stipri komanda. Sėkmės tam, kad sektųsi bendrauti ir su kitomis organizacijomis. Ir svarbiausia, nesustoti yra vidury kelio. Tai yra padaryta tikrai nemažai, organizacija didelė, darbo reikės tikrai labai daug įdėti. Labai malonu, kad taip tiek daug jaunų žmonių susirinko. Po teisybę aš galima sakyti, net nesitikėjau, kad virš 600 jaunų žmonių gali atvažiuoti į tokį renginį kaip suvažiavimas. Nes Lietuvoje yra įprasta, kad kol kas jaunimas dalyvauja tokiose laidose kaip ten diskotekos, koncertai ir panašus pramoginiai renginiai. 600 žmonių dalyvaujančių seminare, konferencijoje arba tokiam dalykai kaip suvažiavimas, tai yra ganėtinai didelė naujovė. Jaunimui galiu palinkėti pirmiausia lygiai taip pat aktyviai dalyvauti. Ne taip svarbu, ko tu nori būti gyvenime, svarbu, kad tu dalyvauji, kad tu esi nebejingas, kad tu nesėdi namuose ir kad tu nelaukia, kol už tave tai padarys kiti. Svarbiausia yra dalyvauti. Ko tikitės iš jaunųjų darbiečių veiklos? Tikimės labai daug, todėl kad dedu visas pastangas, kad įtraukti jaunimą į tokį visuomeninį judėjimą, pritraukti jaunimą ir įdiegti norą dalyvauti valstybės valdyme, savivaldybės valdyme. Labai norėčiau, kad jaunimas liktų Lietuvoje ir nebėgtų į užsienį. Bet mano tokia, vidinė jausmas, noras, kad iš šitos jaunimo organizacijos žmonės pakeistų darbo partijos visą vadovybę, užimtų deramą vietą politiniam padangėje Lietuvoje, būtent Lietuvos ateities šito jaunimo rankose. O ar teikia tai kažkokią jums asmeninę naudą? Asmeninė nauda tik tame, kad labai norėčiau gyventi modernioje, civilizuotoje, demokratiškoje, teisinėje valstybėje. Taigi esate patenkintas dabartinės veiklos, jaunimo organizacijos darbas, veiklos rezultatais? Taip ir raginčiau ir toliau, ir remsiu jaunimą ir toliau, kad jie tobulėtų, judėtų. Mes užleidžiam jiems savo vietą, mes užleidžiam jiems tikrąją balsą, legalų balsą turėti jiems mūsų organizacijų, valdžios sluoksniuose, kad jie neieškotų tarpininkus, siekiant priimti savo sprendimus, savo siekius, įgyvendinant savo programą ir taip toliau. Šis suvažiavimas nustebino didžiausių susirinkusių skaičių per visus jaunimo organizacijos darbas veiklos metus. Kaip vertintumėte tokį